Namuose gali pasidaryti muilą. Šitą padariau prieš porą savaičių. Receptas toks. Pirma, mums reikia riebalų. Tinka bet kokie riebalai. Tinka taukai, tinka aliejus, kokoso sviestas. Aš naudosiu saulėgrąžų aliejų ir sviestą. Jų bendra masė yra apie 300 gramų. Juos dedame į indą ir tirpinam. Kai riebalai ištirpsta, užsidedam pirštines ir einam prie kito žingsnio. Jam mums reikia 100 ml vandens ir 30 gramų kaustinė soda. Kaustinė soda, dar kitaip vadinama natrio hidroksidu, atrodo baisus ir keistas chemikalas, bet gauti yra labai paprasta. Aš jį radau vietinėje statybinių medžiagų parduotuvėje. Tai suberiam kaustinę sodą į vandenį. Kam mums reikalingas pirštinės? Dėl to, kad šitas tirpalas yra dabar labai šarminis. Ir jeigu apsitaškysim rankas, mums jas gali nudeginti. Kai mūsų soda tirpsta vandenyje, jinai išskiria šilumą. Tai mūsų vanduo yra ganėtinai karštas. Vėlgi, neišsigąst ir neapsidegint. Kai soda jau yra ištirpusi, laikas viską sumaišyti. Tai pasiemam savo riebalus, supilame vieną indą ir ant viršaus pilam kaustinę sodos tirpalą. Dabar liko viską suplakti. Kadangi plaktuvą turim tik tai tokį, tai naudosim tokį, jūs galite naudoti bet ką, tik vėl prisimint, neapsitaškyti. Čia yra ganėtinai stiprus šarmas. Ir kai turim tokią nepermatomą homogenišką vientisą masę, laikas sekančiam žingsniui tai yra išpilstyti viską į formites. Ir dabar beliko palaukti. Mūsų muilas turi brandintis apie 2 savaitės. Šitų 2 savaičių metu mūsų kaustinė soda reaguoja su riebalais ir gaminasi muilas. Jeigu ne visa kaustinė soda yra sureagavus, muilo dar naudoti negalime. Ir po 2 savaičių iš tikrųjų turi muilo gabalas, kurio gali puikiai plauti rankas.